šiandieną Vilniuje, kitose Lietuvos miestuose, Klaipėdoje, pavyzdžiui, čionais. Visur vyksta tokie mitingai šiuo metu. Ir visur yra skaitomas piliečių žodis. Mes čia taip pat jį paskaitykime ir pasibaigus mūsų šiam mitingui, kuris jau nėra pirmas ir tikrai nėra paskutinis, būsit kviečiami pasirašyti ant dokumentų, kurie bus siunčiami į Vilnių, į Seimą ir taip pat bus į mūsų archyvus. Taigi, žodis. Mes, pilietės ir piliečiai, susirinkę į sueigą Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose, pareiškėme. Norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje. Neleisime daugiau trypti piliečių žmogiškojo orumo ir garbės. Neleisime Lietuvos paversti mažąją Rusiją. Ginsime demokratinę savo respubliką, jos vertybės ir konstitucinę santvarką. Kovosime už savo vaikų, savo tėvų ir savo pačių teisės bei laisvės. Priešinsimės diktatūrai, valdžios smurtui ir valstybės užvaldymui. Netoleruosime viešo melo ir ginsime laisvą žodį. Nekolaboruosime su valdžia, kol ji meluoja ir smurtauja. Sieksime valstybę sugrąžinti piliečiams, o tėvynę visiems pasaulio lietuviams. Darysime viską, kad rudenį po Seimo rinkimų Lietuvos tautai atstovautų drąsūs, sąžiningi, Lietuvos Respublikai ištikimi ir piliečius gerbiantys žmonės. Teigiame, šių metų gegužės 17 dienos rytą valdžia peržengė ribą ir pasikėsino į konstitucinę valstybės santvarką, pamatinės demokratijos vertybės ir piliečių bendrabūvį. Valdžios smurtą šiandien lydi melas, žmonių bauginimas ir manipuliavimas jais. Todėl reikalaujame nedelsiant nutraukti viešą melą ir smurtą. Išviešinti, kas įsakė imtis gegužės 17 smurto ir kas tokiam įsakymui pritarė. Įsakymus davę, smurtavę ir smurtui pritarę pareigūnai privalo būti atstatydinti ir sulaukti teisinės atsakomybės. To nepadarius, sudarysime nepriklausomą visuomeninę komisiją valdžios nusikaltimams ištirti. Mes rūpinsimės valdžios ir grupuočių smurto aukomis. Valstybės prezidentė turi pagaliau apsispręsti ir aiškiai atsakyti visuomeniai, su kuo jis šiandien yra. Su Lietuvos Respublika, jos piliečiais ar su smurtaujančiomis jėgos grupuotėmis. Mes nesitrauksime.